Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikina Sprendimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat norėčiau priminti, kad nusprendžiau dalyvauti rinkimuose kartu su Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija. Kad galėtume dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, mums reikia surinkti 10 000 parašų. Jeigu manote, kad mano veikla yra naudinga ir norite politinėje padangėje pamatyti naujų jaunų veidų, prašau jūsų pasirašyti. Taip pat pranešu, kad mes pradėjome vienytis ir sudarėme koaliciją su Žemaičių partija. Tad kviečiu pasirašyti ir už juos. Nuorodas pasirašymui paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Seimo narys Aurelijus Veryga, nesulaukęs atsakymą iš užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio, Seime pakartotinai uždavė labai svarbų klausimą. Pasižiūriu. Dėkuoju, kadangi praeitą kartą paklausti nepavyko, noriu klausimą pakartot užsienio reikalų ministrui. Jūs, ministrė, daug kalbat apie karo grėsmės ir tuo pačiu metu jūsų šeima uždeklaruoja užsienyje įsigytą didelės vertės nekilnojamą turtą. Aš noriu paklausti, kokioje valstybėje tas turtas yra įsigytas. Taip pat mus pasiekė žinios, kad jūsų šeima ieško investuotojų, kurie pirktų jūsų ugdymo įstaigų tinklą. Tai aš tiesiog noriu paklausti, gal jūs galite paaiškinti tokių sprendimų priežastis, ar mes čia gal visi turėtumėm dėl kažko nuogąstauti ir nerimauti. Dar gerai, kad nepasakėt, kad Maskvičių parduodat pabaigoje, reiškia, bandydamas tilpti tą patį laiką. Bet šiaip mano raginimas būtų mažiau nardyti po prorusiškus puslapius ir jų turinį platinti. Tai, ką jūs šnekate, yra netiesa, yra paneigta viešai ir aš tikiuosi, kad jūs radęs progą, yra deklaruota, aš ne apie tai kalbu. Tai kas yra deklaruota, tas yra deklaruota, bet visa kita, ką jūs kalbate, yra netiesa ir aš tikiuosi, kad jūs vietoj to, aš šiaip iš tikrųjų laikiau jūs padariu žmogum. Ir norėčiau labai turėti galimybę ir toliau taip apie jūs galvoti. Bet tai priklausys nuo jūsų pastangų. Ačiū. Aišku, kokio atsakymo dar buvo galima tikėtis? Jeigu kritikuoji konservatorius, esi rusų agentas. Labai paprasta. O kaip manote jūs, brangūs žiūrovai, kas šioje situacijoje yra teisus? Aurelijus Veryga ar Gabrielius Landsbergis? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.